Sveiki! Šiandien svečius atvykome pas talentingąjį operos solistą Merūną Vitulskį. Savo naujų namų virtuvėje Merūnas pasirinko nuostabų Neolith Mont Blanc Silk dirbtinio granito akmens sprendimą. Eime apžiūrėti rezultato. Merūnai, pasidalinkite, kodėl pasirinkote būtent šį dirbtinį neolit, o ne natūralų akmenį. Greičiausiai dėl to, kad turėjau patirtį su natūraliu akmenim ir pas mus pačius namie yra granitas ir su dideliais plačiais raštais. Tai yra patirčių, kai puodas krenta iš spintelės, ta pati keptuvė, peilis ir kai kurios vijos tiesiog akmens neatlaiko. Tai galvojom, kodėl nepabandžius kažko tai to, kas yra novatoriška ir tankais lengvai pravažiuojama. Ir po to nupūtus dulkės tu gali naudoti vieną ar kitą paviršių. Tai tiesiog reikėjo išsirinkti raštą ir nereikėjo labai iš proto į tų spalvų savo ieškoti, tiesiog gauni paletę ir tą pačią, kaip sakau, deimantinę kokybę gauni ir su savo norimu raštu ar to pačiu ieškomu atspalviu, kas man buvo labai svarbu, kad atitiktų gamtos spalvas. Ir galvojam apie ąžuolo atspalvius, apie plytelius, apie tai, kas aplink mūsų namą, kiek tie patys meldai turi tokias pačias spalvas ar žemės spalvas. Tiesiog norėjosi, kad kuo arčiau viskas būtų gamtos. Taip ir šio, kaip sakyt, momento atsitiko. Be to pas mus yra 2 vaikai, kurie ant šito paviršiaus, aš nežinau, dar jisai matys tiek, aš skaitau, kad turbūt didesnio poligono kaip mūsų namai, jūsų produkcijai. Turbūt nebuvot jūs patyrę ir mes turbūt nebusim patyrę, nes pas mus čia ko tik nebus. Turbūt ir degs jūsų tie paviršiai akmens ir nežinau, ir kris kieti daiktai, ir droš medį, ir aštrus daiktai, visko patirs. Tai kol kas, kiek ir mūsų draugai atvažiavę, pastebėjo, kad sako, labai fainai, kad nėra toks jau hiperblizgus paviršius, kas visada prisilietus labai matosi. Ir mes rinkomės tokį truputėlį link matinės pusės, nes, kaip minėjau prieš tai, turėjom ir turim dabar namie granitą, kuris yra blizgus ir ant jo tikrai matosi kartais kleckai kažkokie ar kas, o šitas. Jisai, net jeigu tau neturint laiko labai stipriai išsivalyti ar įsiblizginti namų, šitas paviršius padeda tau įsinešti į namus prieš savo draugus truputį kamufliažo. Kokios akmens savybės jums buvo svarbiausios renkant šį akmens sprendimą? Aš manau, kaip ir bet kuriam turbūt tėčiui ir mamai, pirmiausia, kad būtų atsparus vaikams. Prioritetas. Kad, aišku, nereikėtų nervuotis, į kurį čia kampą padėti karštą puodą, kad neskiltų, nesprogtų, nes jisai visas yra atsparus karščiui. Kiek girdėjau, net ant jo gali ir laužą užsikurti ir nieko neatsitiktų. Bet to riebalams atsparus, vėlgi, kad neliktų kokie dėmė ir vieną kampą visada kažkuo tai turėtum pridengti, ar kokią tai plytelę, ar kažkuo tai. Drėgmė atsparus. Realiai turbūt tik kulkom neatsparus, bet visumoje tai stalviršį gali ant jo šokti, nežinau, braižyti, fantazijai pasireikšti, kaip jį naikinti labai daug. O klausimas, ar jisai su tavim pasiryš žaisti šitą žaidimą. Ir manau, ilgus metus toliau tau nervus gadins, nes tu tiesiog neturėsi ko jį pakeisti, jis tiesiog nepakeičiamas. Ar šis akmens sprendimas derėjo su bendru namų interjero dizainu? Pirmiausia, turbūt, kai turi savo viziją, tai labai sudėtinga kai kurius tokius praktiškus dalykus numatyti. Ir nors jau turim praktikos namie iš tikrųjų įsirenginėti, tos pačius baldus dėliotis, išplanavimus, bet reikia laik sekančios tos tikros profesionalios nuomonės. Kadangi jau buvo nupirkti vonios baldai ir jų stalviršiai buvo panašus, ką mes turim dabar ir Verito, tai taip, iš tikrųjų labai buvo svarbu piešinys ir radom palei paletę lygiai tą patį, ko norėjom ir jokių kažkokių tai didelių tragedijų neišgyvenom, kad ten bus per tamsu ar per šviesu, nes tikrai rinktis yra iš ko, kalbos ten net nėra. Ar yra kažkas estetiškai ypatingo, kas jūs tiesiog patraukia prie šio akmens? Vis tiek norisi būti truputėlį madingų ir pilka spalva, kaip sakyt, nepasakys, kad dabar labai yra, kaip sakyt, on top. Ir apskritai mano gyvenime daug ta pilka, pastelinė, ruda, medžio atspalvis visada man buvo labai arti širdies. Ir kas man labiausiai patiko, tai kad matinį atspalvį turi.
nes blizgaus, kaip minėjau, nenorėjom, o matiškumas jisai duoda tokios prabangos jausmo. Ir aš įsivaizduoju, kad egzistuoja gyvenime didesnių virtuvių negu mūsų. Jisai duoda daug labai tokio prabangos jausmo, iš tikrųjų. Įėjus, tai tas vientisumas su tom pačiom šviesiom sienom ir grindim, kas buvo pasirinkta plytelės, būtent artimos šitiems piešiniams ir toms labai arti natūralaus, iš tikrųjų, akmens piešinio. Merūnai, kaip jūsų svečiai reaguoja į šį unikalų stalviršio dizainą? Mes ne tokie žmonės, kad taip linkę būtume kažko tai labai stipriai didžiuotis, bet reakcijos visada yra labai draugų malonios. Kai tave pagiria už puikų skonį arba gerą pasirinkimą ir su tais pačiais jau čia prisigirta, kad stalviršis nebijo nieko, tai jau čia ir su peiliais praeita, ir vestuviniai žiedai prabandyti pratraukti ir daug čia tų istorijų trumpų buvo, bet kaip sakyt, džiugu, kad yra ką rekomenduoti ir kam rekomenduoti. Tai tikrai žinai, kad esi atsakingas už tą rekomendaciją ir kai tu esi tuo tikras ir dar aišku, manau, kad praktiškai dar save pasirodė šitas stalas ne kartą, nes labai mėgstu gaminti. Mano žmona irgi labai mėgsta gaminti, ypač įvairiausius, mėsos gaminius, kurie reikalauja daug erdvės išsidėliot, pasidėt, jeigu dar didelė kompanija. Tai manau, kad dar bus ko pasidžiaugti ateityje. Tai malonu matyti pavydo akis drauguose. Kokie patarimai būtų tiems, kurie svarsto apie tokio tipo akmens sprendimų įsigijimą? Tai pirmiausia, turbūt reikėtų neskubėti. Tai čia pirmas dalykas. Ir labai faina, kad Veritas turi labai daug pavyzdukų. Tai tu į tą gabalėlį gali nusineš namo, pasižiūrėti, ar iš tikrųjų tavo aplinkoje susigros su kitom spalvom ar kitais stacionariais daiktais, baldais, aplinka, tavo sienų spalva ir taip toliau. Nes aš skaitau, kad tu virtuvę gyvenime darai 2 kartus galbūt. Tai čia mano 2 kartas. Tai dėl to jau truputį ir su patirtim. Ir labai fainai, kad kažkaip, taip labai nepergyvenai, kad atėjai su dideliu įspūdžiu, nes salone tikrai akis raipsta. Ir toks truputėlį lieki net išmuštas ir tokiu užmaršty savyje sulindęs, ko iš tikrųjų tau reikėtų, nes kai ateini reikia visko. Ir tada jau, aišku, su tais pavyzdukais namie išsirinkęs, jau tada vėlgi didelgabarytės tos pačios plokštės, jos vėl kitaip atrodo. Tai ten apėjus, apsikabinus, pabučiavus, patrinus, tada supranti tavo ar ne. Ir tada jau, aišku, duodi profesionalam, kurie duoda įvairiausių patarimų, kiek praktiška, nepraktiška, kur bus naudojama, ar industrijoje, ar namie, ar ant grindų. Ir tada jau, aišku, prisitaikai prie to ir greičiausiai bet kokiu atveju veikia, nes paletė, tai sakau, kosminė, tik turėk fantazijai vietos ir protingam skoniui, kuris vėlgi padedamas profesionalų, gali ten arba sužydėti, arba prasmegsi ir savęs nesurasi tarp tų plaučių, nes yra ko rinktis tikrai. Nu, žodžiu, bet iš tunelio to, kaip sakau, vis tiek tave profesionalai išves ir vis tiek, manau, kažkokį sprendimą, ne kažkokį, o tau vienintelį sprendimą vis tiek atrasi. Ačiū Merūnai, kad pakvietėte, parodėte savo nuostabią virtuvę. Manau, kad šis akmuo tikrai įkvėps kiekvieną, kuris ieško funkcionalaus ir išskirtinio akmens sprendimo savo namams. Iki kitų susitikimų. Iki kitų. Tikiu, ne, kaip tik sako, jau geriau nesusitikim, nes kol kas viskas tobula, tegul taip ir lieka. Dėkoju Jums.